Sprandinės gabaliukai ant šviežios rozmarino šakelės. Pirma paruošiamas kiaulienos sprandinės marinatas. Jam naudojamas iki 60 laipsnių įkaitintas alyvuogių aliejus, lauro lapai, neluptas česnakas, kvapnieji pipirai bei šviežių čiobrelių šakelės. Karštas marinatas užpilamas ant mėsos ir marinuojama 2 valandas. Paruošti sprandinės gabaliukai suveriami ant rozmarino šakelės ir apkepami ant grilio iš abiejų pusių apie 2-3 minutės. Vėliau dar 10-13 minučių pakepami orkaitėje. Ruošiant kiaulienos sprandinės suktinukus, pirma plonai supjaustoma skilandinė dešra. Smulkiai sukapota kiaulienos sprandinė sumaišoma su petražolėmis, čiobreliais bei išplaktų kiaušiniu. Paruoštą masę sukame į skilandinę dešrą. Įdedame saujelę džiovintų pomidorų. Suktinukas įvyniojamas į foliją ir kepamas 10 minučių 180 laipsnių orkaitėje. Įdarytiems pomidorams pirmą pakepinami baravykai su svogūnais. Paruoštą įdarą dedame į vyšninius pomidorus. Garnyrai ruošiami burokėliai supjaustomi 4-5 mm storio griežinėliais, pašlakstomi alyvuogių aliejumi, balzamiko actu, pagardinami druska bei pipirais ir kepami apie 20 minučių orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje. Taip pat paruošiamos bulvės. Padažui pakepiname česnaką, svogūną, įpilame baikal gėrimo bei įdedame spanguolių džemo ir viską verdame apie 10 minučių. Tuomet viską sutriname per sietelį, įdedame džiovintų spanguolių ir verdame, kol padažas sutirštės, o uogos išbrings.